Emancipacija. Kaip surišti veikėją su auditorija? Kaip padaryti, kad jie taptų draugais? Yra įvairių dalykų. Skaitysite tas knygas, kur pasakiau, surasite įvairių būdų. Sakykime, vienas iš būdų yra prileisti auditoriją, žiūrovą, prileisti labai labai arti prie veikėjo, pasidalinti paslaptim. Jeigu aš jums dabar uždaryčiau duris ir pasakyčiau savo gyvenimo didžiausią paslaptį, o jūs pasakytumėt, sakyčiau, bet niekam nesakysit, jūs sakytumėt, kameras išjungit. Išjungia kameras, aš jums pasakau mano paslaptį, tada vėl jungia kameras, darom duris, mes kalbamės toliau, bet jau tarp mūsų bus tam tikras ryšys. Ir jeigu mes kažkur tai gatviai, ar dar dabar, įsivaizduokim, dabar iš čia mes persikeliam į dar didesnę salę, sėdim ir tada jau jūs žiūrėdamas aš žiūrėsiu, mes jau žinosim. Jiems kalbu vieną, jūs pasižiūriu, su jais kalbu apie vienus dalykus, jūs pasižiūriu ir jūs suprantat, ką mano nutylėjimas reiškia, ar ne kažkoks tai. Todėl, kad mes jau vienas apie kitą žinom, mes esam suokalbininkai. Ne tik aš jūsų įkaitas pasidarau, bet ir jūs mano įkaitai. Mes jau turim bendrą tokį surištą dalyką. Žiūrėkim, kas darosi. Kas gerai prisimenat Šreką, prisimenat, kur mes jį randam. Kaip? Šreką? Nu, kur mes jį randam? Tūlikė. Jisai sėdi tūlikė ir ką jis daro? Įsivaizduoja, toks baisus žmogėdrė. Kai niekas nemato, tūlikė gyvena princesė. Negana to, ką jis dar daro su to pasaka, perskaitęs. Jisai dviem būdais skaito jo knygą. Vieną jau, kad skaito pasaką, antrą kaip jis tas pasakas skaito. Perskaito puslapį. Čia neišgalvotas dalykas. Mano draugas yra toks dailininkas Gražys Audrius. Jo tėvai aktoriai, aš iš Klaipėdos. Jisai klasiokai ir jo, reiškia, tėvas didžiulę biblioteką turėjo, reiškia, aktorius, režisierius. Nu ir ką, ir paskolino didžiulės bibliotekos. Tais laikais knygų netaip lengva buvo gauti kaip dabar. Knygą nusipirkti tai būdavo medžioklė. Eini per knygynus ir žiūri, arba iš atneštų knygų kas nors gal atnešė kažką, arba kažkas naujo išėjo, kad gaut knygą tai buvo medžioklė. Dabar ateini ir taip tave atmeta atgal ir galvoji, Jėzus, arba viską pirkti, tik kišenė neleidžia, arba nieko tada geriau nepirkti, nes tiek visko yra. Ir paskolino jam knygą, tam klasiokui reiškia. Negražina tos knygos, kažkaip ir užsimiršo jau. Po kiek laiko jis nuėjo pas tą draugą į svečius, nuėjo ten svečiuose į tualetą, žiūri tos knygos jau tik pusė. Pasirodo, ten draugo senelis, va tokiu būdu leidžia laiką ir knygas taip skaito. Tai taip kažkas neišgalvotas. Bet mes kalbam apie tai, kaip sukabinti auditoriją su žiūrovu. Taigi va štai prileista paslaptis ar neparodyta. Kažką panašaus mėgino Pui padaryti filme Nuodėmės užkalbėjimas, kai jinai veikėja parke tupėsi po medžiu, jeigu prisiminsit. Irgi toks prileidimas labai tarsi arti. Tik tai man tai vos pritrūko motyvacijos, ar iš tikrųjų ten šalia ligoninė su visais tais turbūt tualetais veikiančiais, kodėl po to medžių tupė, nu bet tebūnė tenais. Bet tas mėginimas toks buvo padaryti. Tikriausiai, jeigu esat kino žmonės, matėt filmą Amerikietiškos grožybės. Jo? Pamenat pradžią filmo? Leidžiasi kamera link miestelio, ar ne? Ką visa šita vaizdų kalba, reiškia, žiūrėkit, kai mes leidžiamės kamerą iš aukštai prie miesto, prie gatvės, daug žmonių gatvė ir prie vieno veikėjo, ar ne? Mes tarsi sakom, viename didelėme mieste, vienoje iš gatvių, kokių yra labai daug, tarp daugybė žmonių, tokių kaip aš, tu ir jis, vaikšto ten vienas toks žmogus. Bet grįžtam prie to, ten leidžiasi prie tokių tipiškų amerikietiškų namelių gatvės kamerą iš viršaus, ar ne? Veikėjas sako,
už kadro mes girsim balsą, sakom, šiandien man sukanka 42 metai, po metų aš mirsiu. Štai dabar yra mano gyvenimo, mano dienos aukščiausias taškas emociškai. Kur mes jį randam, pamenat? Duše jisai masturbuojasi, taip? Mes įleidžiami ten, kur neįeina nei iš jo žmona, apie vaikus net nekalbu, nei meilužės, tas neturėjo dar tuo metu meilužės. Mes prieinam taip arti prie žmogaus, kur daugiau nieko nėra. Mes pamatom, ten įleidžiami, kurias jis yra visiškai vienas. Pilietis Keinas, jeigu kas matėt seną gerą filmą, prasideda taip, kamera važiuoja tvora, ant kurios užrašyta, nėra praėjimo. Toliau važiuoja per grotos tvoros, važiuoja per tokį parką visiškai tuščią, didžiulės pilies su tokiais baisiais grotom ir toliau. Kylam prie lango, kuris yra su grotom, praeinam pro tą langą ir įeinam į pilies aukščiausią kambariuką, kur tu matai, kad nėra iki ten nei vieno žmogaus prieimo. Jis užeina, grįžtų prie kamerų, įeinam ten, kur supranti aiškiai, neįleidžiamas niekas. Ir mes tada prieinam prie žmogaus, kuris tą akimirką miršta. Mūsų akivaizdoje. Tik mes esam šalia jo, kai jisai miršta. Nieko daugiau nėra. Tik aš esu įleistas į tą vietą. Suprantate, aš iš karto, mane užkabina, suriša, mane pagauna. Aš su tuo žmogumi esu surištas, aš buvau prie jo, kai jisai mirė. Toliau visą filmą mėgins aiškintis, kas jis toks, kas ten jam iš rankų iškrito, kodėl jisai pasakė paskutinį žodį Roseband, berods toks žodis ten buvo pasakytas. Aš mačiau, kaip tas įvyko, aš girdėjau. Ir aš tampu tas jaunu, sugundytas, surištas, tas, kuris nori, nenori, turiu eiti paskui, jau man įdomu, aš ypatingas esu, tas veikėjas man ypatingas ir aš jam ypatingas, tarp mūsų užsimezgė ryšys. Tai va šitas dalykas turbūt yra vienas iš sunkiausiai apskaičiuojamų ir sunkiausiai atspėjimų. Kaip numatyti, kad tavo veikėjas, tavo charakteris, kad jo problema, jo tas skausmas bus tas, kuris rūpės ir auditorijai. Kad auditorija galėtų susitapatinti, rasti ten atitikmenį savo. Kad galėtų eiti iš paskos, kad norėtų sekti per šitą kelionę. Tai turbūt vienas iš tų elementų, kur, sakau, sunkiausiai paskaičiuojamas ir kur žlunga ir sugriūna didžiausi projektai, kur sukišti didžiuliai pinigai ir mes žinom tos finansinės nesėkmės, ar kaip ten jas pavadinti, kada išleidžiamas filmas, geri aktoriai, geri režisieriai, didžiuliai pinigai, auditorija neina, o jeigu eina, tai išeina iš pusės filmo arba išeina nepatenkinti iš filmo. Ir yra priešingų dalykų. Filmai, kur visai nedideli biudžetai, kur nėra tarsi nei žvaigždžių, nei ypatingų efektų, nieko, o auditorija plūsta, žiūri ir ta istorija, tas charakteris jaudina mus ir liečia.